kreipėsi jūs pareigūnai, nurodė kokią informaciją. Kaip jūs vertinat tą informaciją, kurią jums nurodė Ulpis ir kitas pareigūnas? Gal galima žiūrėti čia? Šitą informaciją rimtai vertinau, bet kaip ir teisme duodamas parodymus, aš sakiau, kad tai turi tas aplinkybės tirti kitas prokuroras, kiti pareigūnai, kadangi pas mane tuo metu buvo byla dėl mažametės tvirkinimo ir seksualinio prievartavimo. O tai buvo apčiuopiami kažkokie parodymai pareigūnų? Tai konkrečių jie netgi net nei tarnybiniam nenurodė kažkokių konkrečių aplinkybių, tai buvo kažkokie žodiniai pasakymai. Tai, aišku, jų visiškai nuvertinti nebuvo galima ir aš manau tikrai, kad pareigūnai turėjo pilnas galimybės atlikti operatyvinius veiksmus, užvesti operatyvinę sekimo bylą, dar kažką aiškintis tas aplinkybės. Ir jeigu jau jie ten surinktų kažkokių tikrai rimtų duomenų, galėjo inicijuoti ikiteisminio tyrimo pradėjimą. Jie galėjo veikti ir be prokuroro? Viena iš galimybių, bet aišku, ir tuo metu buvo galima pradėti atskirą ikiteisminį tyrimą, manau, dėl galimo rengimuose. O prokuratūros vadovybė sakė, kad... Jeigu tie, aišku, vėlgi ką noriu pažymėti, kad su šaltiniu, kuris tą informaciją pateikė, bendravau ne aš. Tos informacijos aš pats patikrinti negalėjau, nes man jos nepateikė. Pareigūnai pakankamai abstrakčiai tą informaciją pateikė. Tai aš manau, kad jie pilnai turėjo visas galimybės atlikti kažkokią tikrai operatyvinę sekimo bylą pradėti ir kažkokius kitus veiksmus. Prokuratūros vadovybė sakė, kad nelabai reagavo jūsų prašymus, neatsižvelgė sudaryti didesnį darbo grupę, perduoti bylą Kaunui ir panašiai, tai vertinate. Ar galėjo būti efektyvesnis bylos tyrimas? Aš manau, kad visada galima viską efektyviau daryti. O kauniečių darbą kaip vertinat, tiek policijos, tiek prokuroro, ar ten buvo viskas tinkamai atlikta? Aš šiai dienai nenoriu vertinti, jie jau buvo įvertinti iš tikrųjų ir jie gali apie savo darbą komentuoti plačiau. Aš galiu tik apie savo darbą sakyti. Nerijau, jūs minėjot, kad po policijai parodėt visą bylą. Daugmaž kuriuo tai metu tai buvo. Dabar, pavyzdžiui, aiškino Račkauskas, kad jie Naruševičienės pavardės net nežinojo. Tai iš esmės nežinau, ar dabar man čia reikėtų veltis tas diskusijas, nebaigtas bylos nagrinėjimas. Tas aplinkybės, manau, teismas nustatys visas ir priims sprendimą objektyvų nešališką. O jūsų nuomonė, kokios pagrindinės buvo klaidos padarytos tyriant vadinamąją pedofilijos bylą, nes sakė, kad jinai netinkamai kaip ir buvo tyriama? Šiaip teismo posėdžio metu aš sakiau tas mintis ir nežinau, dabar čia verta kartotis. Gal galėtume trumpai pakartoti? Matot, negalime įsirašinėti. Taip, bet buvo žurnalistai viską turbūt protokolavo, ne? Tai va, šiaip nelabai, iš tikrųjų, nelabai daugiau turbūt kažką turiu pasakyti. O tai kodėl palikote tarnybą? Iš tikrųjų, Supratau, kad šiuo metu nenoriu ten dirbti ir tiek. Ar tai yra susijęs su šia byla, su pedofilijos? Iš dalies. Advokatai bandė čia jums keletą klausimų uždavinėjo apie Facebooką, apie kažkokius pasisakymus, ar iš tiesų buvo kažkokie pasisakymai, ar ten kažkas Tai Facebook'e aš turiu savo, ir esu Facebook'e ir sakau, prasme, kažkokių draugysčių su proceso šalimis tikrai nėra pas mane. O tas Facebook'as tai yra toks dalykas, kur tu gali bet kam pasiūlyti ir bet kas gali prisijungti. Čia tie klausimai, manau, tokie yra, mėginantis pritempti kažką. Ar turėjote išankstinį nusistatymą šitą bylą? Taip bent jau advokatai tikino. Išankstinį neturėjau. Mano nuostata buvo, kiek galima greičiau operatyviau tirti bylą, kad tikrai neimta įtampa tuo metu užaugusi. Taip jūsų draugų ir Neringa Venckienė ir panašiai. Aš su Neringa Venckienė nedraugauju. Niekad su ja nesu kažkur susitikęs. Ir čia sakau, tie klausimai kokie. Tai Facebook'as yra toks dalykas, kur tu gali bet kam pasiūlyti. Ir Mamontovas, mano draugas Facebook'e, nors aš su juo niekad nebendravęs. Tai čia yra, aš sakyčiau, šiek tiek. Bet reiškia, kad daugiau palaikot jų pusę. Aš nepalaikau, aš tiesiog galbūt domiuosi tą istoriją, man yra įdomi ir aš informaciją renkuosi, stengiuosi iš visų šaltinių. Kiekvieną vieną pusę, kitą, kokius duomenis pateikia.
O dabar jūs kur dirbate? Lošimų priežiūros tarnyba. Kaip reikalavau. Lošimų